Sveiki gyvi, čia dienos naujienos. Jau 6. kartą savaitraštis Veidas sudarė įtakingiausių Lietuvoje žmonių 60-tuką. Sąraše, kurį rinko ministrai ir Seimo nariai, 3 metus iš eilės įtakingiausios šalies asmenybės titulas atiteko prezidentei Daliai Grybauskaitei. Antroje vietoje Seimo pirmininkė Irena Degutienė. Toliau rikiuojasi premjeras Andrius Kubilius, koncerno MG Baltic prezidentas Darius Mockus, kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Palyginti su praėjusių metų rezultatais bene aukščiausiai pakilo Vilniaus meras Artūras Zuokas. Pernai jis buvo 44, o šiemet 16. Šiandien Vilniuje pristatyti Sapiegų rūmų ir vienintelio sostinėje baroko stiliaus parko atgaivinimo planai, Sapiegų ligoninės pastatų naudojimo galimybės. Pradinę rekonstrukciją planuojama baigti iki 2014 metų. Tai bendras Vilniaus savivaldybės ir kultūros paveldo departamento vykdomas projektas. Taip pat skelbiamas konkursas dėl restauruotų pastatų naudojimo visuomenės reikmėms. Be abejo, Vilniaus miestas labai palaiko ir tikrai džiaugiasi, kad bus pradėta kitais metais rekonstruoti arba statyti ir restauruoti Sapiegos rūmus. Ir aišku, kas priklauso iš Vilniaus miesto pusės, mes pagal savo galimybės tikrai padėsim ir prisidėsim, nes nėra abejonių, kad tai yra vienas iš iškiliausių architektūros paminklų Lietuvoje, kuris yra autentiškas ir kuris tikrai yra šiandien matyti dar net neparodytas tiek Vilniaus miesto gyventojams, tiek visai Lietuvai ir Europos bendruomeniai. Norėtume kreiptis į visus Vilniečius ir galbūt būtų gražu turėti idėjų ir siūlymų, tokį kaip ir konkursą, kurie pasiūlytų savo siūlymus, matymus, kaip jie įsivaizduoja ateityje Sapiegų parką. Be abejo, labai svarbu, kaip kas buvo paminėta gerbiamos Dianos, apie pačių rūmų panaudojimą, nes pastatą restauruoti yra labai svarbu, tačiau pastatui labai svarbi veikla, kaipgi tie rūmai bus panaudojami. Ir aišku, čiagi vėlgi Vilniaus miesto gyventojai nebijojo yra išradingi, taigi lauktume siūlymų ir idėjų. Šiuo metu rūmai dar laukia restauratorių rankų, jie yra užkonservuoti, apsaugoti. Darbus mes ketiname pradėti jau kitais metais, šiuo metu eina į pabaigą viešieji pirkimai ir kai tik tai bus pasirašyta restauravimo darbų sutartis, rūmuose pradės dirbti restauratoriai. Sekmadienio rytą mirė buvęs paskutinysis Čekoslovakijos ir pirmasis Čekijos prezidentas, disidentas, kovotojas už taiką, padėjęs taikiai nuversti komunizmą buvusioje Čekoslovakijoje. Užuojautą dėl Václavo Havelo netekties išreiškė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkė Irena Degutienė, prezidentas Valdas Adamkus. Anot Valdo Adamkaus, žmogiškumas, pagarba žmogui, žmogaus teisių gynimas buvo Václavą Havelą išskiriantys bruožai, kurie pirmiausia krisdavo į akis su juo bendraujant. Šį savaitgalį Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas kartu su remiamų mokyklų moksleiviais ir mokytojais šventes pasitiko Keistuolių teatre. Jame vaikai džiaugiasi teatro premjera Mykolas Žvejas bei sulaukė Kalėdų senelio dovanų. Tai dar viena fondo dovana atokesnėse Lietuvos vietovėse gyvenantiems vaikams. Čia lankomės Vilniuje ne pirmus metus, jau smagu, kad mus pakviečia, kad mus prisimena. Ypač smagu vaikams apsilankyti Almos Adamkienės renginiuose rengiamuose ir gauti smagių dovanėlių. Sporto naujienos. Kinijos sostinėje Pekine penktadienį pasibaigusiose proto žaidimų pasaulio žaidynėse sidabro medaliai moterų šachmatų užrištomis akimis turnyre iškovojo Lietuvos didmeistrė Viktorija Čmilytė. Čempione tapo Kinė Ifan Hou, surinkusi 5,5 taško iš 7 galimų ir taškų aplenkusi net 5 šachmatininkės. Anksčiau pasibaigusiuose greitųjų šachmatų ir žaibo turnyruose Čmilytė užėmė 13 vietas. Savaitgalį Ukrainoje pasibaigė jaunimo iki 20 metų ledo ritulio antrojo diviziono čempionatas, kuriame mūsų ledo ritulio komanda iškovojo sidabro medalius. Lemiamose rungtynėse Lietuvos ledo ritulininkai apmaudžiai 2-3 po pratęsimo pralaimėjo vienintelį kelialapį į pirmąjį divizioną išplėšusiems bendraamžiams iš Ukrainos. Lietuvos rinktinė šiame pasaulio čempionate pralaimėjo Vengrijai 1-2, nugalėjo Olandiją 6-2, Pietų Korėją 2-0 ir Ispaniją 8-4.
Lietuvos lengvaatletė Kristina Saltanovič tradicinėse kalėdinėse varžybose Lisabonoje Grande Premio de Natal užėmė pirmąją vietą 5 km sportinio ėjimo varžybose ir pasiekė geriausią Lietuvos metų rezultatą – 22 minutės 9 sekundės. Tai buvo 4. jos pergalė šiuose varžybose. 2004, 2005 ir 2009 metais sportininkė taip pat užlipo ant aukščiausios apdovanojimų pakylos, o pernai buvo antra. Šiandien viskas. Dėkoju už dėmesį, susitiksime rytoj.